Sakalauskas, Lietuva. Sergej Maslabojev, Lietuva. Nu, kaip galiu pasakyti, abudu geri sportininkai, perspektyvūs sportininkai. Nu, pagal viską aš tikiuosi, kad šitam kovoje turėtų parodyti, kuris buvo pajėgesnis ir kuris geriausiai treniravosi, aišku. Sergejas yra gana perspektyvus sportininkas ir jis turi pasiekti, aš tikiu šitą. Kaip pasakyti, aš palaikau Sergejų ir palaikau Mindaugą kaip sportininkai, bet suprantat, kaip pasakyti, Mindaugo gal biškį daugiau reikia pasiruošti negu Sergejui. Mano manimu, tai turėtų šansų daugiau turėti Sergejus. Šiaip jisai man patiko, kaip kovojo paskutinį kartą Siemens arenai, jam ten nedaug trūko, kad susikautų su Sakalausku. Paprasčiausiai dėl traumos jisai negalėjo išeiti į finalą. Tai man ir tas, norėjom, kad susikautų Sergejus su Sakalausku. Aš tai galvoju, kad Sergejus turėtų daugiau šansų. Aš manau, kad jisai patyręs daugiau kovotojas ir techniškesnis ir fiziškai stipresnis. Nu, labai sunku nuspėti. Iš tikrųjų, abudu sportininkai yra geri. Vienas daugiau gal patirties turi, kitas gal mažiau patirties, bet iš tikrųjų geri sportininkai ir šitoje vietoje aš galvoju, kad bus labai įdomi kova. Ir matysim kovos eigoje, kaip iš tikrųjų viskas gali. Aš galvoju, kaip paskutiniu metu stebėjau, tai daugiau galvoju turi Maslabojevas. Bet čia sportas yra, kur gali būti visko. Labai sunku nusakyti, kas iš tikrųjų bus laimėtojas. Čia kova parodys, aišku, priklausys nuo kaip sportininkas pasiruošė, psichologinė būsena. Čia irgi labai daug priklauso nuo to. Taip, kad matysim tikrai įdomią ir gražią kovą.